Hi, my name is Sherman Tan. I'm from Malaysia. I'm 46 years old. I will be singing a song called Smile Again, which I wrote especially for my son. Here's a little song about a special boy. My son was born, he was 2-3 years old, he was still normal. And then the doctor says he has mitochondrial disease. So it was in one episode where he went to hospital, and when he came back, he couldn't move, he couldn't talk, he couldn't eat on his own. So now basically he can't talk, he can't walk, he's like lying on his bed, and you have to feed him through a tube, you know, and he's 8 years old now. So through problems with managing this, the wife also left. You know, so I'm taking care of him, you know, but basically now when I'm here, my mom is taking care with a housemate in the house, so. Dirbu su Shermanu Malaizijoje metus, vėliau įsižiebė jausmai, atvažiavus į Lietuvą pamačiau Final Four competition ir užpildžiau anketą. Ir noriu, kad Lietuva išgirstų jo balsą. Ponios ir ponai, pasitikite Sherman. Mr. Sherman is on the stage. Hi, Mr. Sherman. Come here, closer, Sherman. Labas. Labas. Sherman, is this the first time you're here in the show? Ar tai pirmas kartas, kai tu esi iš vis kažkokiam show? Yeah, this kind of show? Yeah, totally in the singing show. Yeah, first time. Pirmą kartą žmogus dainavimo kompeticijoje dalyvauja. Dainavimo konkurse ir jūs ko gero matėte ir išgirdote Shermano istoriją ir aš tikiuosi, kad ir mūsų teisėjai, ir mūsų publika jį labai palaikys. Ir mes nieko nelaukdami, norime išgirsti kūrinį. Šypsokis vėl. Sherman, good luck. Here's a little song about a special boy who brightens up my day in his own special way. The sun will rise, he will smile for me. I look into his eyes and I realize he's my soldier boy. Heart so pure, put in a situation with no consolation at all. I've got to stand up, be strong, take one day at a time. Sweet Jesus can't just break down and cry. Gotta hide all these tears and fears. You know it's just not fair. I can hardly bear. Take his pain and let him smile again. You know when the going gets tough, you pray to the angels and saints. You ask the Lord above, take away his pain, take away
pieces. Can't just break down and cry. Gotta hide all these tears and fears. Oh, you know it's just not fair. I can hardly bear. Take his pain and let him smile again. Ooh, let him smile again. Ooh, let him smile again. Ačiū. Šermanas, bravo, ponios ir Šermanas, ponai. šaunuolis. Congrats, Puikus Sherman. darbas. Aš manau, kad sujaudino kiekvieną širdį, kuris turi vaikų. Prašau. Ponas Šermane, iš tikrųjų jūsų atliekama daina man iškart suskamba kaip pasaulinis hitas. Aš klausau ir aš galvoju, kad aš šią dainą jau kažkur girdėjau. Taip pat man labai aišku yra, kad jūs esate be galo talentingas, jūs kūrėte, jūs turite nuostabų balsą. Ir aš manau, kad galbūt gyvenimas jums ir, kaip sakau, sunkumų ne vienai atnešė, ne vieną sunkumą gyvenime, bet jūsų balsas, jūsų sugebėjimai turbūt tai viską tiesiog, žinot, padaro dangų labai žydrą tokį. Ir aš nežinau, mes čia ir taip truputį kalbėjomės, tarpusavį sakom, turbūt žmonėms, kurie yra iš rytų, jiems turbūt dievulėlis davė tokią dovaną kaip dainavimo galimybę ir balsą, kuris yra antiek specifinis, antiek švarus, toksai skaidrus. Aš net nežinau, kaip jį įvardinti, kaip tą vandenino skaidrų vandenį žydrą tokį. Ir manau, kad jūs turite tikrai daug galimybių pasiekti muzikiniai srity. Daug. Ačiū labai Martynui Tylai už tikrai gražų komentarą. Egidijau. Galvojau dabar, kaip atsiminiau Malaiziją, ne, kaip jinai atrodo. Čia Kuala Lumpūras, jo sostinė jūs? Ja, okei. Muzikalu, šaunu, gitarą, tiesiog tai yra muzikalu, tu girdi muziką realiai. Tai tiek, man patiko, neblogai. Ačiū labai Egidijau. Vidai, prašom, jūsų komentaras. Mes repetuodami pasirodymą šiandien atidarimo su Egle kaip tik šnekėjom, bet kad jinai skundėsi, sako, va, aš čia atėjau vyriausiai ir aš čia gal esu vyriausiai šitam ketvirtį. Ir man nuo pat projekto pradžios buvo tokia mislė, o kur žmonės vyresni, kodėl jie kompleksuoja, kodėl aš girdėjau tokių momentų, aš gal norėčiau pabandyti, bet čiagi tokie iki 30 ten kažkaip. Tai va, žmogaus įrodymas žmogui. Ir čia net man nekyla klausimų, čia metai, ne metai, kalba už jį turinys, ką jis nori tuo pasakyti. Ir tai labai, man atrodo, Šermanas yra tų žmonių pusė ir tikiuosi paskatinti žmonių ateiti vairiausių. Ačiū labai teisėjams. Kągi, mes išgirdome muziką, mes išgirdome teisėjų pasisakymus. Teisėjai, jums metas spręsti, ar mes suteiksime Šermanui galimybę mesti iššūkį vienam iš mūsų sostų valdovų. Kągi, Rolandai, aš palieku jūs. Mes liekam kartu čia su Šermanu ir matau, kad teisėjai jau priema savo sprendimus. Tai Egidijaus pirštas yra ant planšetės ir jis visai netrukus dės savo verdiktą. Ir mes sužinosime, Šermanas turi taip, 3 taip ar ne. Noriu tik tai dar jums užsiminti, vyrukai sakė, kad jo antra daina yra dar geresnė. Tai tikiu ir tikiuosi, kad jūsų pačio palankiausio sprendimo. Sherman, I hope it's gonna be all right? Na ką, ponios ir ponai, mūsų teisėjų verdiktas jau aiškus. Dėmesio, mes visai netrukus jį sužinosim. Ir iš karto mes turime pirmąjį taip. Pirmas mėlynas žiedas. Priminsiu, reikia visų 3, kad gauti šansą. Koks bus antras? 2 taip. Ir ar mes turime 3 taip? Taip! High five, baby! 3 taip. Tai reiškia, Šermanas gauna šansą. How do you feel? Very excited.